Per vieną sekundę mano reputaciją sugadinai. Dabar iš manęs juokiasi visa Lietuva. Aš nesuprantu kam. Kam tu pasakai, kad aš ne tą koją įkišau. Niekas nebūtų pastebėjęs. O dabar visi iš manęs juokiasi ir tyčiojasi. Gerai, aš kaimietis. Todėl paskutinis čia mano video. Goodbye. O šiaip iš tikrųjų, ne ta koja kilpon yra kišama dėl saugumo. Dabar turėtume girdėti savo telefonų pranešimuose arba žinutėse tokį signalą, kuris perspėja apie kažkokį tai artėjantį pavojų. Visų pirma, tai ant žirgo aš noriu neatsisėsti, o persisėsti. Tai nėra skirtumo, kurią koją aš kišu. Bet man reikia iš žirgo būti atsisukusiam, vienas dalykas. Kitas dalykas, kai aš kišu kitą koją į kilpą, tai aš gaunasi stoviu prie jo peties. Jeigu aš kišiu šitą koją teisingą, ant kurios kaip lipo raitelis, aš stoviu arčiau jo galinės kanopos. Tai reiškia ką? Tai reiškia, aš kišu koją, jisai gali mane pasiekti. Jeigu jisai labai bijos ir jam pasirodysiu labai kažkoks baisus dalykas, jis gali pabandyti mane nuspirti. Dar kitas dalykas, jeigu žirgas įsigas ir bėgs kažkur, tai tarkim pradės dabar nuo manęs trauktis, man labai sunku bus paskui jį strykčioti, todėl kad aš būsiu nuo jo nusisukęs korpusu. Gaunasi, kad va, jis žiūri į mano petį, man sunku su juo kontaktuoti. Kai aš esu ant šitos kojos, aš atsisukęs į jį. Aš galiu paskui jį bėgti, į jį žiūrėti, į jį nežiūrėti, jį raminti, jį su juo bendrauti. Jeigu aš atsisuksiu ant šitos kojos, aš galėsiu bendrauti tik su juo užpakaliu. Pas mane kitaip gyvenime. Dėl to yra kišama kita koja. Ir kaip ir sakau, dėl saugumo. Klausykite dėmiai. Pateikiu informaciją, kuri nežinau kodėl slepiama arba bent jos neviešina. Ir mes tikrai, bent jau aš asmeniškai ir kartu su Nacionalinio saugumo gynybos komitetu šitą klausimą iškelsim maksimaliai viešumą ir kitą savaitę jūs turbūt turėsit dar daugiau informacijos, bet jinai susijusi su mūsų visų saugumu. Svarbiausias dalykas yra saugumas. Jeigu žirgas pradės bėgti, man su šitą koją pakėlus lengviau paskui jį strypčioti, tarkim, va tai va, šitą pusę. Ir jį žiūrėti, va, dabar aš strypčiau ir paskui jį žiūriu. Jeigu aš kišiu kitą koją ir paskui jį strypčius, tai gaunasi, kad aš va jo esu nusisukęs, o man reikia būti jį atsisukusiam. Tai aš jį atsisukęs, aš galiu jį raminti, paprašiau laikyti, man laikyti galiu tada ir su kordu, galiu vėl pakelt koją įkišti, nes jeigu aš dabar vėl bandysiu jam įkišti koją, gaunasi, aš turiu nuo jo nusisukti. O man reikia būti žirgą atsisukusiam, dėl to aš keliu visą laiką šitą koją. Su šitą koją man yra paprašiau ir jį apglostyti, ir jį apčiupinėti, nes prie kojų pakelimų žirgas turi būti pripratęs, nes jeigu tu jį pripratinsi tik tai prie rankų pakelimų ir prie jas pakelsi koją kišti į kilpą, žirgas gali išsigąsti ir iškart mauti. Nafik. Goodbye, legend. Bėgtum 100 kilometrų nuo mane. Šitą koją, kai bandau tik tai persisverti per žirgą. Jeigu aš bandyčiau ant jo atsisėsti, tai reikia kišti šitą koją. Bet jeigu jūs norite lipti ant žirgo nuo kilpų, tai geriausia apskritai pasidėti kažkokį kėdudę arba kažką, nes iš tikrųjų va tai va laipot nuo žemės nuo kilpų, žirgui nėra labai sveika nugarai. Och tu kurva, ne ta pusė diržą įsidėjau. Eik tu nacho špiso, blet.